Sveiki, mano vardas Aurelija, man labai malonu, kad užsukote į mano kanalą. Šiame kanale pasakoju apie savo keliones ir nuotykius su E36 bembuku. Ir šiandien, kaip jau turbūt iš pavadinimo supratote, keliaujame kempinti. O kempinti keliaujame ne šiaip savo, keliaujame su BMW klubo organizuojamu renginiu BMW Classic Ghost Camping. Tai, man atrodo, jau 8 metus vykstantis renginys, kuomet klasikinių BMW, senų BMW savininkai susirenka su savo šeimom, vaikais ir aišku savo senais bemsiukais ir kempina. Tai yra pirmas mūsų renginys. Mano kregždė taip ant ribos, aš dar googlinausi, ar čia klasikinis BMWs, tai sakykime moderni klasika. Labai nekantrauju ir labai laukiu pasižiūrėti, kasgi ten bus. Ir aišku yra iššūkėlis į tokį mažiuką automobiliuką sąlyginai, tokią mažytę bagažinytę sutalpinti visą kempingo gėrą. O kempinti važiuojam su normalia įranga, palapinė, čiužinukas, kompresorius ir žinoma svarbiausias agregatas meškerė, nes keliaujame prie Platelių ežero. Oras tai yra absoliučiai šūdinas ir iš viso nekeliantis jokio pasigėrėjimo, kad labai džiaugčiausi tuo kempinimu, nes yra ketvirtadienis, Kaune lyja ir labai taip nesmagu. Pradėkime žaisti Tetri. Čia jau yra sudėti mūsų miegmaišiukai ir dar paklotukas, nes birželio pradžioje dar vis būna šalta. Atrodo visai ir neblogai, gal visai ir viskas telpa. Perfect. Dar čia liko. Čia dar liko. Nu. O dar liko susidėti man paprastą mano kuprinę su elektronika ir kosmetika ir keliausim į kempingą. Esame jau prie pat Platelių ežero, prie pat kempingo spoto. Sustojame truputėlį nusivalyti. Jau ir taip galvojam, kaip čia mūsų E36 priims į klasikinių bembų mytą. Tai apsirengėme, kad priimtų gerai ir dar reikia truputėlį pasiplauti, pasivalyti, nes mašina dulkėta. Na, o mes su Ryčiu sustojom degaliniai, tai jau gavome ir sveikinimų, kad susituokėm. Tai sakau, ne, mes žinokit prieš metus susituokėm. Aišku, bandėm iš pat pradžių be stogo važiuoti, bet tik tai išvažiavus, man atrodo, iš Kauno iš karto tą stogą užsidėjom, nes garsas ten iš viso, žodžiu, labai blogai buvo, labai daug triukšmo. Ir taip, žinokit, čia dabar toj degaliniai žmonės plungiai į mus žiūri ir mumis stebisi. Oh my god! Oi, nevalgyk! Tai atvažiavom į kempingą, žiauriai smagu, atmosfera, tai absoliučiai nuostabi, labai daug gražių bembų pamatėm ir kregždžių irgi tiesa su plytom, nekrabais ir dabar mes įsirenginėjom savo palapinę. Kregždutę pasistatėm čia
Tai mus norėjo prie kregždžių pastatyti, bet šiais metais pasirodo labai daug kregždžių buvo. Ir aš su suknele su savo vestuvinė suknele, tai nekantrauju ją greitai nusivilkti ir nežinau, kokią nors nealkoholinio aliuko atsigerti. Žiauriai smagu. Šiandien yra penktadienis ir rytoj galėsiu pakalbinti BMW vairuotojų, turėtojų ir pasiklausyti, iš kur jie gavo savo automobilius ir kuo jie tais automobiliais džiaugiasi. Ir aš jums nepasakiau, bet jūs jau turbūt supratot, kad šiais metais tema yra vestuvės, dėl to mes su Ryčiu taip gražiai apsirengę esam ir turbūt ganėtinai komiškas vaizdelis, kaip aš su savo vestuvinė suknele statau palapinę. Tai sveikinuosi su jumis šeštadienį. Sudėtingą rytą turėjau, ne dėl to, kad vakar galimai buvo norėta su visais susipažinti, o pažintis, aišku, geriausiai vyksta prie nealkoholinio alaus, bet atsikėliau su baisia alergija. Dabar tiesiog vaikštinėjom teritorijoje, apžiūrim automobilius saulės šviesoje, nes vakar jau ganėtinai vėlai atvažiavom. Chebra, žinokit, čia yra visiškas mašinų istorijos muziejus po atviru dangum. Labai visi žmonės draugiški, solidus, nėra ten kažkokių ten marozų, kai įsivaizduotume, kad BMW turėtų būti. Ta prasme, įvairi publika, yra daug jaunimo, yra šeimų, su mažiukais, vaikiukais visai atvažiavę. Nuostabi atmosfera. Priklauso vestuvėm, tai organizatoriai pasirūpino ilgu stalu. Ir aišku, tie, kurie atvažiavę yra su kregždėm, tai visi laiko jas atidarytais kapotais, nes aišku, ten įdomesni varikliai, 2.8, 2.5 ir aš savo kregždės tai gėdinuosi. Ne tai, kad gėdinuosi, bet tegu tas krabelis ir lieka po kapotu, niekam nereikia demonstruotis. O jeigu reikėtų rinkti automobilį gražiausiai papuoštą, tai ko gero būtų šis. Ir dar šitas labai irgi į temą, labai tinkamos spalvos. O ką mes turim savo rezidencijoje, tai turim Rytį, kuris bando sutaisyti mūsų čiužinį, nes miegojom šiąnakt ant grindų. Čia taip pat yra atvažiavę latviukai. Aš kaip supratau, jų ten yra toksai kaip mini klubelis ir jie ten atsiskyrė. Amazing, va šita spalvytė. Čia šita kregždė, tai mano absoliuti nugalėtoja yra šitą eventą. Žiauriai gera spalvytė ir žiauriai gražiai papuošta. The Stands. Ir kaip priklauso, kiekvienam kempingui yra paplūdimys. Galima ateiti ramiai nusimaudyti, dar kitoj pusėje yra ir pirtelė. Žodžiu, visiškas relaksas ir kempinimas. Taip pat vakar buvau labai apgauta ir prisigavus. Žodžiu, susipažinau su tokiam 2 panelėm, mes ten leidom laiką, kalbėjom apie mašinas ir kitus mergaitiškus dalykus. Mes buvom mačiusios, kad įkelta yra pas organizatorius, kad šiais metais prisijungs ir Audi 80 klubas. Ir mes vakar paklausom pas tos organizatorius, aš nežinau, kažkuri iš mūsų atsiminė ir sako, o jo, taigi ten, jūs sakėt, kad Audi 80 bus klubas. Ir sako, jūs matėt, kurią dieną įkeltas tas pranešimas. Tai ten balandžio 1 pokštas tiesiog buvo ir jie sakė, kad tikrai nenori audinių šito myte. Pakalbinau dar žmonės, BMW turėtojus. Buvo labai įdomių istorijų išgirsti, kaip ten tie BMWsiukai atkeliauja. Tai ko gero atskirų video įkelsiu, tokį kaip
daugiau gal reportažą apie eventą, nes tikrai labai gražių automobilių buvo, labai savininkai, įdomus žmonės, kiekvienas turi savo atskirą istoriją. O dabar tai užsisakėm burgerių, nes čia yra food truckas, tai eisim tuos burgerius valgyti. O vaikyti, kaip mes valgysim, nem. Kai automobilis šitas, ane, eik, tu pats geriausias automobilis. Kolegučiai, tai mano šita svajonė kita yra. Kitas mano automobilis, bet turbūt gal ne kabrikas. Jau realiai gal ir pradėjau pinigėlius taupyti. Pasakykit apie šitą automobilį. Čia yra parašytas sandėliukas ir kaip duris buvo čia viduje sudėtas, tai čia matėsi, kad buvo parašyta nebe sandėliukas. Ir mes su Ryčiu kalbam ir mums atrodo, gal čia buvo actually touringas ir tiesiog jį išpjovė ir tokį padarė. O šitą kregždę esu anksčiau mačiusi, bet jinai buvo padaryta Coca-Cola ir turėjo tokį didžiulį Coca-Colos butelį. Šiais metais, man atrodo, ir pernai rebrandinosi akivaizdu Jägermeisterį ir Red Bullį. Ir aš klausiau, kas bus kitais metais, galbūt pamatysime gin and tonicą. O čia Zetki trijulė. Matai, va, gražiai visas sustojusias. Kalbinau šitos Zetkės savininkę Gertrūdą kitame video. Ir labai įdomu, nes jos absoliučiai visas skirtingos. Visiškai visas skirtingos. Dabar po visos dienos, kadangi yra šeštadienio vakaras, jau tikrai visi bembai suvažiavo. Tai bus konkursas, yra įvairiausių nominacijų, tokių kaip geriausia spalva, geriausias interjeras ir panašiai. Ir nugalėtojai laimės festivalio organizatorių ir rėmėjų įsteigtus prizus. Visi jūs esat komisijos nariai. Kokia nominacija? Užklijavom, nes kadangi lipdukų maži užrašiukai, galite nepamatyti. Ir dabar vyks balsavimas. Yra 8 kategorijos, tikrai visų nevardinsiu, bet dabar ką reikia daryti, tai eiti aplink visus automobilius ir išsirinkti pagal tą kategoriją ir užklijuoti lipduką ant priekinio stiklo. O čia turim literaliai kregždžių lizdą. Šitą, aišku, norėčiau apsimainyti. Ačiū jums visiems. Nebūtų jūsų, nebūtų ir mūsų. Jūs kiekvienais metais jūsų daugėja. Šiais metais aplenkėm ir pernai metus. Tai ką noriu pasakyti, kad širdingai dėkingi mes jums, kad jūs esat mūsų šeima. Ačiū, papuokime. Ir šitas prizas yra skirtas automobiliui, kuriam labiausiai irgi jo reikia. Ir pirma vieta, labai noriu didelių aplodismentų, labai didelių aplodismentų. Šį mūsų savaitgalio viso festo vestuvių nominaciją ir pirmą vietą laimėjo Karola 325. Atkeliauja Karolina pati pasidėti savo visus trofėjus. Įspūdingas bolidas. Ir manau, kad saloną irgi turėčiau jums parodyti, kaip atrodo, nes tikrai vertas buvo apdovanojimo šitą. Žmonės nusprendė, žmonės išrinko ir, aišku, ratyčiai. Man tai jau šiandien kalbėjome, tai jis irgi nusinešė netgi 3 apdovanojimus ir taip pat geriausiai ištuninta ir išmodifikuota. Už komplektaciją geriausia tai laimėjo kregždutė. Žodžiu, visi pribumbasai. Viskas, kas įmanoma, šitoj kregždė yra. Telefonas, kasetės, įspūdinga tikrai.
Ir labai džiaugiuosi, kad, man atrodo, Danilas vardas savininko, tai kad jis ją atsivežė į priekį, nes tikrai tokį grožį nebuvo galima laikyti tam krekždį lizde kamputyje kažkur. Ir taip pat čia tokia mini pramogėlė, tai savininkas leidžia pasirašyti, ką nori, kad būtų prisiminimai. Šito bempseliuko savininkas labai daug laimėjo visokiausių apdovanojimų, kaip ir mato, tikrai neliko nepastebėtas. Tikrai 100% laimėjo, žinau, kad spalvos apdovanojimą. Nežinau, kaip jums per kamerytę perteikti, bet nei tokia pilka, bet tokia, į violetinę truputėlį turi hintų kažkokių tai. Ir aišku, ratyčiai irgi pritaikyti, tokie labai labai tinka prie visko. Ir salonas. Ir man atrodo, čia yra patys geriausi numeriai, patys man labiausiai. Tai čia mano toks personalinis apdovanojimas už numerius. Va. Ir štai šitas eksponatas laimėjo klasiškiausią automobilio apdovanojimą. Tai buvo tokia nominacija Classic. Tai labai žmonėms patiko, kad jisai Classic. Ir taip pat yra pats seniausias automobilis. Žinokit, nepasakysiu, kurių metų, 71 ar 72. Jau yra naktis. Vėlus vakaras, apdovanojame nugalėtojus, dar truputėlį čia pamaklinėjom, pasifilmavom ir viskas. Einu miegot ir grįšiu po 3 sekundžių, kaip ten Samoška sako, ten 1, 2, 3, op. Šiandien yra sekmadienio rytas, vėl sušalom antrą naktį iš eilės, nelabai dar esam pasiruošę kempinti birželio vidury. Ir tiek, krauname šmutkis. Ir keliausime link namų, nors oras geras. Aišku, dar kolektyvai truputėlį būna, mačiau kažkas jo maudytis, bet mums yra labai ilgas kelias iki Kauno, apie 2,5 valandos. Tai turbūt bus tiek iš manęs šiam kartui. Ačiū labai, kad žiūrėjot, tikiuosi patiko, tikiuosi sužinojot ir pamatėt kažką naujo. O aš atsisveikinu iki kitų kartų ir jeigu patiko, tai nepamirškit užmesti to laikiuko. O jeigu jums įdomu, ką aš ir toliau norėčiau jums parodyti, tai nepagailėkit ir subscribe. Tad viskas, ačiū ir iki.